Jaunimo banga. Tai vaikinai, noriu paklausti apie aplinkosaugą. Pirmiausia, kaip jūs vertinate visą šitą kylančią didžiulę klimato kaitos bangą pasaulyje ir aišku Lietuvoje? Kas galėtų apie tai pakomentuoti? Gal aš pradėsiu. Pradedant pasauliu, iš tikrųjų pasaulyje tai didelė problema ir iš tikrųjų jai spręsti yra skiriama daugybė lėšų ir tiesiog tai vyksta didžiulės diskusijos ir tiesiog yra perdirbimo ir rūšiavimo centrai, o iš tikrųjų palyginus su Lietuva, tai tiesiog pasižiūrės į tuščias šiukšliadėžes arba tiesiog sužinojus, kad viskas iš visų trijų, tarkim, tų šiukšliadėžių, kur stiklas, popierius, plastikas supilama į vieną šiukšliavežį, tai tiesiog demotyvuoja toliau rūšiuoti, bet tai tikimės, kad toliau tai vyks sklandžiau ir tikimės, kad atsiras normalūs rūšiavimo centrai ir perdirbimo įvairių produktų centrai taip pat. O ką jūs galvojate apie elektrą varomus automobilius? Ar norėtumėt? Geras daiktas. Norėtumėt važiuoti su tokia mašina? Be abejo. Neteršia gamtos. Aišku, elektra būtų geriau negu benzinas ar dizelinas. Elektra būtų pigesnis variantas, bei ekonomiškas, ekologiškas. Tai ar rinktumės elektromobilį, ar vis dėlto rinktumės benzinu varomą mašiną? Rinkčiaus elektrą varomą mašiną. O aš drįsčiau paprieštarauti iš tikrųjų, kadangi mums kaip tik jau kitais metais bus 18 metų ir mums iš tikrųjų dabar yra didžiulis galvos skausmas, kokį automobilį išsirinkti. Iš tikrųjų dabar tiesiog daugybė automobilių yra arba varomi benzinu, arba dizeliu, arba dujomis dar. O tie visi ekomobiliai dar po kol kas yra iš tikrųjų labai brangus ir tiesiog, kad ir pačios stotelės pasikrauti elektromobilius yra tiesiog gal tik tais didžiuosiuose miestuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Klaipėdoje gal net nėra, bet iš tikrųjų tiesiog tai dar nėra labai išplėtota tema Lietuvoje ir tiesiog dar gal tik po 5, po 4 metų gal jau tai bus labiau žinoma ir gal būtumėt jau pradėsim rinktis tuos ekologiškus automobilius. Žodžiu, kai bus didesnė tampa pasiūla, didesnės galimybės? Kadangi dabar būtent net nežinočiau, tarkim, jeigu turėčiau tokį elektromobilį, kur man reikėtų pasikrauti, jeigu man tiesiog dabar jis sustotų kelyje. O dar norėjau paklausti apie ekologiją pačią, apie ekologijos tą visą didžiulę bangą per visą pasaulį lekiančią ir per visą Lietuvą ir aišku per Joniškį. Kaip mokykloje yra apie tai diskutuojama? Mokykloje taip pat 10 klasėje mus pažindino su ekologijos problemomis. Mokykla skirdavo pamokas, per kurias eidavome rinkti šiukšles, jas dėdavome į krūvą, kurias daugiau sudegindavo. Žmonės šiukšlina, nežiūri, kur meta. Tam yra skirtos šiukšliadėžės, bet jie jų nemato, nes eina musiau užsimerkę. Jūs taip nedarot? Ne. Ne vienas? Ne.